O, gerai, matyčiau. Ačiū. Nu, labai gražus pavadinimas, ar ne? Jau taip jau stengiausi pavaryti tokį gerą pavadinimą, kad jau čia iš karto užkabinti. Bet iš tikrųjų, nežinau, aš esu labai dėkinga už kvietimą, nes pati kaip socialinio verslo kūrėja dabar esu pakylėta ir žinau, kad socialinį verslą vis dėlto galima kurti, jį turėti, save realizuoti, atverti, bet mano kelionė nebuvo labai lengva. Tai aš noriu papasakoti savo istoriją, kaip aš atsiradau socialiniam versle, kaip aš jį sukūriau, kaip tapau ko mane matot. Bet dabar užmerkite akis visi, padarom tokį socialinį eksperimentą. Martynai, nežiūrėk, tu tikrai nežiūrėk. Dabar pabandykite įsivaizduoti šiame pastate mėlyną dramblį. Bet apie jį negalvokit, tikrai negalvokit apie mėlyną dramblį. Tiesiog jo čia nėra. Jeigu jis pabandys įeiti į šias duris, tikrai varykit jį lauk. Mėlyno dramblio čia nėra. Dar pabūkit užsimerkę. Šią akimirką aš esu prieš jūs, apsirengusi mėlyną bliuskytę. Užsimerkit. Mėlyną bliuskytę, sėdžiu neįgaliojo vežimėlyje, aviu aukštakulnius, esu juodų plaukų, ryškiai pasidažiusi lūpas raudonai. Ar vis tas dramblys čia yra tarp jūsų? Galite atmerkti akis. Tai toks mažas eksperimentas, kuris galbūt šiek tiek apibūdina mane kaip žmogų ir tą dramblį, ar ne? Jeigu mes pamatytumėm tą dramblį, visą laiką galvotumėm apie tai, kaip jis čia atsidūrė, tai kaip su juo dabar reikės elgtis, tai kaip bendrauti. Tai aš labai dažnai patiriu tą, kad kai mane pamato vežimėlį, ar ne, tai galvoju, kaip reikės su jie dirbti, ką jinai gali, ir iš tikrųjų dažniausiai bendrauja ne su manimi, o su mano vyru. Su vyru, kuriuo esame bendrai įkūrėjai šio socialinio verslo, kuomet keičiame visuomenės požiūrį į tą negalę. Tai va apie tą kelionę. Tai mano kelionė prasidėjo nuo to, kad aš mokyklą baigiau namuose. Nes dar tais laikais neįgalių žmonių iš viso nebuvo. Ir tam, kad negazdinti kitų žmonių, kitų vaikų, kitų mokytojų, tai aš mokiausi tiesiog namuose. Ir mokytojai pas mane ateidavo vieną kartą į metus ir susitardavo dėl to, kokį pažymį man parašo, kad jie pas mane neteitų. Tai štai taip aš mokyklą pabaigiau namuose su gerais pažymiais, bet su 0 žinių. Ir kai atėjo laikas išeiti iš 2 aukšto iš tėvelių namų, ir tėtis man pasakė, gerai, prašau, eik, studijuok, bet 2 aukštas, kaip tu nusileisi vežimą į apačią, kaip tu išeisi į lauką, kaip tu pasieksi universitetą ir ką tu galėsi pasiekti neturėdama visiškai įsilavinimo mokykloje, juk mes tik tai tarėmės dėl pažymių. Ir štai tą akimirką aš sugalvojau, aš pasiėmiau virvę, bet nebijokit, kartais neėjau. Prisirišau vežimėlį prie tos virvės ir tiesiog laiptais nusileidau tą vežimėlį į apačią, pati nušliaužiau laiptais ir išėjau į lauką. Ir tėtis sako, valio, šaunuolė, viskas, jau tu studentė, jau tu studijuoji, bet kaip tu pasieksi universitetą? Tu juk nevairuoji, viešasis transportas nepritaikytas, reikia važiuoti į universitetą. Įsikviesiu taksi. Įsikviečiu aš taksi, nuvažiuoju iki universiteto. Universitete mane pasitinka didžiausi laiptai. Ir aš be galo norėjau studijuoti mediciną ir reikia prisukti truputėlį. Mediciną studijuoti norėjau, sako, bet tai palaukite, panelė, jūs pačią reikia gydyti, jūs sėdit vežimėlyje, kaip jūs galėsite būti medikė, jeigu jūs pačią reikia gydyti. Na, žinoma, mane nukirto, labai stipriai nukirto šitą žinia, kad aš negalėsiu būti medikė, bet galvoju, jeigu aš negaliu medikė, gal aš galiu būti psichologė, bet tada sako man, tai kaip tu gydysi žmonės, jie tie pas tave matys problemą ir jie negalės savo problemos tau papasakot. Jie negalės būti tau atviri, nes jie matys tave su negale. Galvoju, gerai, tai 2 metus pastudijavus aš nusprendžiau būti sociologė. Tai ten manęs kaip vaizdo nereikia, reikalinga buvo mano išmintis ir sąmonė. Tai universitetą aš baigiau, bet universitete aš turėjau mokytis ne tik tai kas yra skirta universiteto programai, bet ir mokyklos programą pasivyti taip pat. Tai viskas man pavyko ir patekau į tokį labai negerą laikotarpį, kuomet buvo neįgaliųjų pervertimas iš 1, 2 ir 3 grupės į darbingumą. Ir kai aš baigiau universitetą, apsigyniau magistro laipsnį, galvojau, wow, dabar jau aš tikrai pradėsiu dirbti. Ir universitete atsirado šitą taisyklę, kad 20% darbingumo, vadinasi, gali gauti tik tai 20% algos nuo to, ką siūlo universitetas. Tai aš metus laiko padirbau ir supratau, kad mano išlaidos yra daug didesnės negu mano pajamos ir šitą
darbą, teko man palikti, nors labai gaila. Tai mes su Martynu ten ir susipažinom universitete, nes aš buvau studentų su negale koordinatorė ir visų studentų koordinatorė ir mane tai tas darbas labai stipriai motivavo, vežė tiesiog gyventi ir tikėti tuo, kad aš vis dėlto galiu būti naudinga visuomeniai. Na ir universitete aš pradėjau galvoti apie tai, kad vis dėlto kas aš esu. Ar aš esu neįgalioji, ar aš esu studentė, ar aš esu darbuotoja. Ir kai aš labai ir šiandien girdžiu, ar ne, kaip vardina žmonės su negale, ar ne, negale, tai mes visą laiką įsivaizduojam tą tokį mėlyną dramblį, vieną kažkokį tai dramblį, vieną kažkokią figūrą negale, bet mes niekada nepaskirstom, kokia tai negale. Ir kaip man pasako, o Rūtelė, nepergyvenk, ten tikrai bus neįgaliesiems pritaikyta. Aš, kaip neįgalioji vežimėlį sėdinti, visą laiką galvoju, kad bus įvažiavimas į pastatą, ar ne? Bet kai aš atvažiuoju, tarkim, į užimtumo tarnybą ir sako, ne, tai mes turime tualetą 3 aukšte pritaikytą neįgaliesiems, bet tai kaip iki to aukšto 3 nueiti, ar ne, arba kaip gauti darbą. Ir su tom išsilavinimu aš supratau, kad vis dėlto labai yra svarbu atskirti negalios pobūdį ir kaip čia buvo įvardinta, ar ne, ar nuo gimimo tai negalia, ar įgyta ta negalia, tai yra labai priklauso nuo tėvų, nuo aplinkos, kaip mes galime suteikti tai negaliai prasmę, ar ne, kaip mes ją galime įvertinti ir suteikti galbūt ne to herojiškumo, bet tiesiog suteikti žmogui galimybę dirbti ir būti pilnaverčių visuomenės nariu, ar ne. Ir tiesiog aš universitete supratau, kad labai svarbu negalios pobūdį atskirti, kasgi yra tas pritaikymas ir kaip mes jį turėtume padaryti, kad visi galėtų ateiti lygiavertiškai į kavinę, lygiavertiškai į aplinką, nes labai svarbus universalus dizainas link galimybė siekti savo tikslo. Labai, labai svarbus. Tai štai universitete, aš baigiau dabar tą pasakojimą apie universitetą ir bakalauro laiku aš supratau, kad aš labai noriu būti mama. Ir aš labai tikiu, kad aš būsiu mama. Bet mamai būti reikia vyro, ar ne? Tai galvoju, kaip čia dabar taip reikėtų padaryti, kad turėti tą vyrą. Ir čia dar vienas buvo didelis žingsnis link to, link moteriškumo, link pasitikėjimo savimi, kaipgi ta mama būti ir kaip turėti vyrą, kuris tikrai palaikys ir į negalę nekreips dėmesio. Tai tokį vyrą aš turiu. Ir mano motinystė prasidėjo nuo bakalauro rašymo. Aš parašiau pirmiausiai apie tai, kas yra motinystė ratukuose ir tada sutikau vyrą ir šią akimirką aš turiu 10 metų mergaitę. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad visų pirma, antrą kartą negalę patyriau būdama mama ir dabar patiriu dar kartą ją, kai negaliu kartu su savo dukra dalyvauti daugumoje renginių, negaliu lydėti ją į koncertus, negaliu būti kartu su ja, nes ne aš esu vartotoja, o mano dukra. Ar ne? Tarkim, jeigu kažkoks tai renginys vyksta, tai jinai yra pagrindinis veikėjas, kuris, tarkim, dainuoja, šoka ir taip toliau, bet aš kaip mama dažnai lieku prie laiptų, nes aš negaliu patekti į daug renginių, į daug aplinkos ir tai mane truputėlį liūdina. Bet šią akimirką aš užauginau savo dukrą taip, kad jinai jau dabar sugeba mane, būdama 10 metų, apginti, pastovėti už mane ir sakyti, čia mano mamai nepritaikyta, aš čia nekoncertuosiu. Ir tik tai tokiu būdu mes galime parodyti, kad vartotojas gali būti ne tik tai žmogus su negale, bet ir vaikas. Ir čia kaip Gitanas sako, ar ne, kaip būti mama neįgalaus vaiko, tai man dabar atvirkščiai yra sudėtinga būti mama įgalios mergaitės, ar ne, tai tas irgi apsiverčia. Ir kai aš sutikau ir vyrą, ir kai tapau mama, aš supratau, kad vis dėlto reikėtų keisti tą požiūrį ir daryti darbelius namuose neužtenka. Neužtenka būti tik tai išsilavinusi, nes atėjus į užimtumo tarnybą, viską, ką man pasiūlė su mano aukštuoju išsilavinimu ir be galo didelė patirtimi, tai buvo valytojos darbas. Nes tiesiog užimtumo tarnybos tą akimirką puslapyje buvo įvardinta, kad darbas yra tik tai žmonėms, kurie gali eiti valyti patalpų. Tai valytoja aš dėja negaliu būti nudemato. Nežinau, kaip tą šluotą gal ir galima čia kažkaip pritaikyti, bet vis dėlto tie tokie dalykai, kai aš turiu išsilavinimą, manęs kažkaip tai būti valytoja nelabai guodė, nes aš tiesiog negalėčiau to daryti fiziškai. Ir pradėjau ieškoti skelbimų, pasižiūrėti. Ir dažniausiai, ką aš matau, kaip žmonės save apibūdina skelbimuose, tai tiesiog
aš noriu būti naudinga, aš noriu būti reikalinga, aš turiu negalią ir pasižiūrėkit, tokiuose skelbimuose aš niekada nematau, kad žmonės įvardintų visų pirma savo profesiją, ar ne? Tarkim, kaip aš save apibūdinčiau, esu menininkė, esu sociologė, esu aktyvistė, savanorė ir ieškau darbo tam tikroje srityje, bet dažniausiai, ką aš matau skelbimuose, tai žmonės pirmiausiai įvardina tai, kad jie yra neįgalūs, ar ne? Kad iš karto tą dramblį tokį nupiešt, kad jau tikėtųsi darbdavys, kas ateis į tą darbo poziciją, kad tiesiog nebūtų taip, kad kaip man dažnai sako, o tai kaip mes čia priimsim žmogų su negali, taigi jau kaip reikės jį po to atleisti, ar ne? Ir tas pasimetimas, kaipgi jį reikės atleisti, dar nepabandžius jo priimti ir išbandyti jo jėgų. Tai tas mane labai dažnai liūdino ir tokių skelbimų, kai aš matydavau ir galvojau, kaip, kodėl ir dėl kokių priežasčių žmonės tiesiog įvardina pirmiausiai savo tas silpnasias savybės, ar čia jie tiesiog bijo nusivilti ir dėl kokių priežasčių. Čia tiesiog gal paskui atsuksiu į kitą pusę, tai dabar apie Spanguolės dirbtuvėlės. Tai socialinė įmonė, kurią mes su vyru įkūrėme, tai Spanguolės dirbtuvėlės. Tai dažniausiai visi mūsų klausia, ar jūs prekiaujate uogom, ar jūs turite kažkokią tai kepyklą, dar kažką, tai ne, iš tikrųjų, nes mes su vyru mėgstame ir mylime spankti. Ir nuo to ir atsirado Spanguolės dirbtuvėlės ir mūsų buvo pati pradžia darbai, kurie galbūt šildė namus ar ne, tai rankdarbiai, aš kūriau išskirtinius žaislus kaip menininkė ir vėliau supratau, kad vis dėlto kurti ir būti menininkė namuose truputėlį, jau taip jau manęs nelabai domina. Ir mudu nusprendėm su vyru, kad reikia plėtoti tą socialinį mūsų verslą. Ir mes pradėjome daryti socialinės edukacinius projektus, bendruomeninius renginius ir darbus ir idėjas namų jaukumui. Tai kaip visa tai įvyko? Aš supratau, kad kalbėti apie negalę ar ne, kaip integruoti, kaip įtraukti žmonės su negalė į tą bendruomenę, tai labai daug projektų tokių vyksta. Jie dėja projektai praeina, pasibaigia ir mes apie neįgaliuosius, kaip ir apie tą dramblį, žinome kažką tai ar ne. Kažkur tai patalpas galime pritaikyti, padaryti įvažiavimus ir taip toliau, bet ar jie yra prieinami ir pritaikomi taip, kaip reikia žmogui, tai yra visai kitas dalykas. Ir mudu nusprendėme, kad vis dėlto reikia šviesti visuomenę, leidžiant jiem patiem patirti negalę, kaip joje būti ir kaip joje jaustis, ar ne? Tai mano kelias ir Martynas neleis pameluoti, tai prasidėjo nuo to, kad aš rektorių pasodinau į vežimėlį ir leidau jam pačiam universitete apvažiuoti visas patalpas, į biblioteką patekti kažkur tai, kad jis pats jaustų, ką reiškia negalia. Ne tik iš žinojimo ir knygų ir visokių pranešimų ir konferencijų, bet pajausti, ar ne? Pajausti, kaip sėdint vežimėlėje, kaip yra, ar ne, tokių lygis, kai dabar, tarkim, sėdėm, ar ne, mes visi vienodi, jūs atsistosite, eisite namo, ar ne, aš liksiu sėdėti tam pačiam lygiai, tai kaip yra viskas universitete, ar ne, kaip toje aplinkoje. Su mumis pradėjo labai daug bendradarbiauti įmonių, kurios pradžioje sakė, čia dėl vieno žmogaus pritaikyti aplinką, tai čia tokie dideli pinigai neapsimoka tikrai. Bet kada leidi pačiam žmogui pajausti, ką reiškia sėdėti vežimėlėje ir neturėti galimybės nueiti į kirpyklą, į kepyklą, į kavinę, ar ne? Tarkim, Marijampolės kultūros centre aš galiu būti tik iki 5 valandos, nes liftas veikia tik iki 5 valandos, vėliau darbuotojai išeina namo ir, tarkim, visi renginiai, kurie vyksta jau po 5 valandos, tai aš turiu laukti apačioje prie durų, nes tiesiog tokios taisyklės, nieks nenori dirbti viršvalandžių, ar ne, bet tarsi liftas ir yra. Ir leidžiam žmonėm tai pajausti vežimėlėje sėdintiems, ar ne? Ir ką mes toliau su vyru pradėjome daryti? Tai čia matote, Martynai įvardinu vaikai, kurie siuva žaisliukus, tai Spanguolės dirbtuvėlės ir yra, tai kad mes važiuojam į mokyklas, į aplinką, leidžiame vaikam pabūti šiek tiek neįgaliai sėdint vežimėlėje ir leidžiam jiems daryti darbelius ir vėliau kalbama apie tai, kokie tie žaisliukai išeina skirtingi ir mūsų visi žmonės yra skirtingi, mes esame visi skirtingi ir vaikai pradėdami siūti po truputį klausia, tai kodėl jūs vežimėlėje sėdi, to kas jums nutiko, o kokios jums pagalbos reikia.
Čia va matot vaikai, kaip pasiuvė tuos žaisliukus. Ir mes tiesiog pasakojame per veiklą, per edukaciją apie tai, kas ta negalia yra. Ir tokių fainų klausimų sulaukiam, tarkim, o tai ką jūs darot, kai pavargsit sėdėti vežimėlyje, jūs tiesiog čia galite atsigulti ir pagulėti ir pailsėti, arba tarkim, kaip jūs aplinkoje orientuojatės, arba kaip važiuojate. Ir tie vaikai per tuos žaidimus, per tuos atradimus, per mūsų tą būtent veiklą ir atranda neįgalumą ir skirtinumą ir unikalumą. Ir jiems negalia tai tampa savotiška išraiška. Tai mes va čia siuvom žuvytes ir dažniausiai pedagogai sako, ne, žuvytė turi turėti tik 2 akis. Sakau, leiskite vaikams pasiūti žaislą su 4, 5, 6 akim. Tai jų toks matymas, saviraiška, tai taip mes ir tą skirtinumą pažįstam. Stovyklose, kur mes leidžiam vaikam irgi pajausti, kas yra negalia, čia tai tiesiog mes irgi siuvom žaisliukus, bet leidžiam taip pat, tarkim, aš atsisėdu ant kėdės, bet vaikam leidžiu pabūti vežimėlį, ar ne? Jie tada kažkaip tai jau taip nekivaizdžiai bando, aha, čia kaip tetutė šita judės aplinkoj, ir tada jie aplinką geriau pažįsta, susipažįsta ir jiems yra tai labai natūralu ir paprasta. Ir pradžiai klausiau, tai jūs mums čia dabar pasakosit, kaip to žaisliukus siūti. Ir iš tikrųjų tai mane pačią labai žavi. Prie ko mes labai stipriai prisidedam prie to įtraukiojo ugdymo galimybių, kai leidžiam vaikam patiems išbandyti, kas yra gestų kalba ar ne, kaip jie pavyzdžiui galėtų pamokoje, negirdint arba nekalbant arba nematant, kaip jie galėtų priimti informaciją. Bet mes jiems to nepasakom, kaip tai padaryti, bet leidžiam patiems išsiaiškinti. Vaikai patys randa būdus, kaip galima komunikuoti. Tai čia, tarkim, gestų kalbos pamokėlę tokią darėm, kai vaikai bandė gestų kalbą susikalbėti, žiūrint į paveiksliukus. Sprendė įvairius uždavinius. Mes jiems leidom pažinti, ką reiškia būti vežimėlyje ir išleidom į aplinką. Ar ne? Sakom, va dabar jūs po mokyklą pavažinėkit vežimėlių ir nupieškite planą, kaip galima būtų tą aplinką pagerinti. Vat vaikai mano čia, jie irgi bandė mano vežimėlių važinėti, tai aišku, aš tada būnu tokia neįgali, nes atsisėdu į kėdę, sėdžiu prie kompiuterio, o jie tada po visą klasę ir mokyklą laksto su vežimėliu, tai sunku pagauti, bet tai yra labai smagu ir faina, nes man bent jau, kiek aš stebiu, suaugę žmonės nei vienas nesėda į vežimėlį, o vaikai labai drąsiai ir į eilutę susėdę, jie nori išbandyti, kas ten negali, jie nori pabandyti to vežimėliu. Ir ten burtus traukia, tarpusavį pykstasi, bet pabandykit, ar jūs norėtumėte į vežimėlį dabar atsisėsti, jeigu duočiau? Retai, kas matau, jau čia tik patys drąsiausi, ar ne? Nes, tarsi gali užsikrėsti negalę, ar ne, jau čia taip būna. Bet vaikams, žinokit, tai yra labai natūralu. Tai va, kaip ir minėjau, gestų kalbos pamokėlėse. Ir štai va čia, ką aš noriu labiausiai parodyti, tai vaikai, tie, kurie pabuvę negalioje, tie, kurie patyrė per tą patirtinį susitikimą, jie pradeda konstruoti, filosofuoti, nežinau, išbandyti visas galimybės ir nupiešti planą, kokie turėtų būti namai, kokia turėtų būti aplinka, kai čia, tarkim, vaikai sugalvoja, turi būti būtinai pritaikytas automobilis, keltuvas į 2 aukštą, kiekvienam kambarį turi būti televizorius, kuris apibūdins filmą žodžiais, kaip kas kur atrodo, su ten visais surdu, ten, Martynas gal geriau galėtų pasakyti, bet netgi atsarginės lasdelės, jeigu va čia va matote, tai va čia atsarginės neregio lasdelės nupieštos, jeigu mažuką sugestų tą, kurią dabar turi žmogus. Ir tikrai tos idėjos, aš sakiau, šitom idėjom galima eiti į savivaldybės, pas projektuotojus, pas merus ir taip toliau ir sakyti, nu va štai pažiūrėkit, kaip čia reikėtų padaryti, nes ekspertais tampa jie. Ir žiūrėkit, kaip čia vaikai nupiešė, kur galima su vežimėliu nuvažiuoti, visą planą nupiešia, jie tai projektuoja patys, patyrę negalę, ar ne? Tai mane tai labai žavi, žiūrėkit, čia net nupiešta kiek metrų, kiek centimetrų, iki kokio bortelio, kaip nueiti, kur smėlis, kur žmogus su vežimėliu negali pravažiuoti, ar ne, baseinas, visas konkretus planas nuo iki nupieštas yra vaikų, būtent po mūsų patirtinių susitikimų. Tai ir čia lygiai, matot, kaip vaikučiai nupiešia ir yra daug tokių planų ir mane tai, sakau, labai stebina, kaip jie kitaip pamato pabuvę
neįgaliais. Tai vat, ką mes dar veikiam, tai yra mūsų savanorystė, kaip ir sakėt, vat, socialinis verslas yra ir ta savanorystė, kai važiuoji ir dalini save vaikam ir aplinkai ir leisti susipažinti būtent su tuo, kas yra negalia. Ir vat, kaip minėjau, leisti pabūti vežimėlėje visiems iš eilės, tai yra didžiausia dovana, kurią aš galiu duoti, nes tada žmonės supranta, kaip vis dėlto sunku važiuoti žole. Arba nuvažiavus į viešbutį, jūs turbūt ne vienas nesate susimastę, jeigu viešbutyje nuvažiuoja nakvoti ir kilimas turi plauką šukuotą į vieną pusę, tai važiuoti tiesiai į koridorium tiesiog neįmanoma. Arba tarkim, jeigu yra, nežinau, kaip Alytuje taktiliniai takai, tai jie dažniausiai būna kažkur, tai nežinau, vat Martynas gal daugiau pasakytų, bet jie dažniausiai būna padaryti tik dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad jie patogus ir reikalingi. Tai netgi... Taip. Taip, bet vat ir esmė mūsų, mes labai sunkiai prieinam prie savivaldybių, sunkiai prieinam prie mūsų tų tiesioginių klientų, nes mes žinom problemą, viskas čia aišku, bet jūs, sakau, pabandykite dabar tom taktiliniu taku rasti kelią, su vežimėliu nuvažiuoti nuo bortelio, nes taigi dabar labai viskas gražiai padaryta, bet ar tai gražus pritaikymas būtinai yra tinkantis, tai leidžiam ne su kritika, pasižiūrėkit, kaip blogai padarė, bet jūs patys pabandykit, kaip čia patogu. Ir tada visai kitomis akimis pažiūri ir kiti žmonės, ar ne, ir vat mūsų ta savanorystė tokia leidžia neuždirbti daug pinigų, bet leisti daryti pokytį ir suprasti žmonėm, kad vis dėlto pokyčio tokio reikia. Matote fotografiją mokomąjį vežimėlį, jeigu yra mokomasis automobilis, mes turime mokomąjį vežimėlį ir šitų vežimėlio pagalba mes leidžiame autobusų vairuotojams išbandyti savo transporto priemonę. Kaip viskas vyksta? Atvažiuojame autobusų parką ir sakom, na va, žiūrėkit vairuotojai, jums vežimėlis, išbandykite, kaip aptarnauti žmogų su negale. Oi, tai čia viskas tvarko, bet paskui pasirodo, kad autobusai dar yra mygtukas, kuris leidžia autobusai pasivirti, sako, nu va, aš sako, tiek metų važinėjau, nesuprantu, ko tas autobusas mano taip pakrypęs. Arba tarkim, yra tokių nutikimų, kad autobusų vairuoja vairuotojas jau kokius 7 metus ir jisai sako, jo, aš turiu čia pritaikymą, reikia pabandyti iš krapšto ten kažkur ištraukti, iš apačios ten dar šviežia instrukcija guli, sako, tai čia nieks nevažinėja to autobusu, bet iš tikrųjų kaip tu gali važinėti to autobusu, jeigu tu ateini į stotelę ir tave kaip katiną į tą autobusą įmeta, kad greičiau būtų. Tai tokie dalykai bent jau mūsų to socialinio verslo ir leidžia pažinti savo darbo vietą, kaip reikėtų aptarnauti ir kai vairuotojai pasėdi vežimėlyje, jie visiškai kitaip supranta, kaip padėti tam žmogui su negale. Tai mums nereikia kartais net nesakyti, nei skaidrių pateikti, jie patys patyrė ir išsigandę vis dėlto, kad kaip čia reikės išvažiuoti, jie žino kitą kartą, kaip aptarnauti žmogų su negale. Ir va štai čia va, matote, mes irgi su vairuotojais, aš jau čia daugiau tokia šaly liekanti, jau nes kartais bijau būti ta klientė, dėl to, kad jie net nežino, kaip tom autobusu naudotis arba kaip tą rampą atlenkti ir kaip padėti žmogui su negale, tai jau jiem patiem leidžiu pabandyti. Ar ne? Ir tarkim, kaip labai dabar dažnai yra mėgstami visų keltuvai, tave mūsų Dovilė, čia mano dukrytė, va šalia mažytė stovi dar, kultūros centruose ir dar kažkur labai madinga statyti tokius keltuvus elektrinius, bet irgi esi žmogus priklausomas nuo kitų, kai reikia prašyti, kad įjungtų, patikrinti ar veikia. Aš vakar taip pat buvau Marijampolės dramos teatre, visiškai naujai suremontuotame, visiškai dažais kvepiančiame, keltuvas jau neveikia. Ir teko mane nešti tais keliais laipteliais, nes arba juo tiesiog nemoka niekas naudotis, arba tiesiog jisai yra dėl to, kad yra panaudotos lėšos ir va tos lėšos labai gaila, kad kartais ir tampa tik tai varnelė dokumentuose, kad iš tikrųjų tai yra. Ir kitą kartą, kai sako, oi, tai pas mus tikrai pritaikyta, tai va čia mergina geltoną suknelę, matot, kuri sakė, kad tikrai pritaikyta šito kalnelio, dėja ir neįveikė. Ir sako, tikrai reikėtų čia kažką tai daryti kitaip, kad būtų poveikis. Taip pat, žiūrėkit, čia nuotraukoje yra Barbė, kuris sėdi vežimėlėje. Barbė, kuris sėdi vežimėlėje, įsivaizduokit.
Aš ją atsisinčiau iš Amerikos, čia turbūt pirmas žaislas mano mergaitės, kur žaislas turi negalę ir jos mėgstamiausia lėlytė yra ar ne, ir aš visur vežuosi į visus mokymus parodyti, kad mes turime vaikų šviesti nuo pat mažumės, kas yra negalia, ir parodyti jiems, kad ta negalia ir Barbė gali būti neįgali, jeigu tik tai yra kažkur tai noras ir galimybės pritaikyti į aplinką. Ir po mūsų tokių susitikimų, mūsų to socialinio verslo tikslas ir vaikai labai gražiai dėkoja, kad padėjom jiems suprasti vis dėlto, kas yra ta negalia ir kaip būti, kaip draugauti ir kaip padėti, nes mes mažai kalbame jiem, bet leidžiame daug padėti, pajausti, pabūti toj negalioje ir tiesiog džiaugtis tuo, kad mes esame visi skirtingi, bet kartu ir vienodi žmonės. Tai aš džiaugiuosi, kad man pavyko sukurti šį socialinį verslą, kuris daro pokytį. Gal uždirbti iš jo netaip jau ir lengva dėl to, kad mūsų tikslinė grupė neturi negalios, nes, tarkim, tiksliniai grupiai, kuri turi negalę, projektus rašyti lengviau, o mums šiek tiek sudėtingiau, bet mes nenuleidžiam rankų, judam į priekį, stengiamės parodyti vis dėlto visuomeniai ir leisti pajausti, kas yra negalia. Nes man atrodo, šiandieną, kaip jūs atėjote su batais, aš atėjau su ratais ir mes esame visi skirtingi, bet kartu kiek piktai eina į tą degalinę, šveičia tą 20 eurų ant prekystelio, jau tarsi sako, nereikia man jūsų kinderio, nes sako, čia mano mamai pas jūs nepritaikyta. Ir tada jinai išeina, sakau, tai Miglė bent gražą pasimk, tegu turisi, sako, tą gražą ir pasidaro normalų pritaikymą, nes sako, čia va per juos dabar mums visą dieną sugadinta. Tai jinai jau būdama pirmokė, gal ir mažesnė netgi, gal paruošiamukuose buvo, jau taip pastatė į vietą, kad jau tam pardavėjai išbėga į lauką, sako, atsiprašom, čia tas automobilis tikrai ant to užvažiavimo pastatytas ne vietoj, tai gal jūs tą gražą pasimkit, sakau, nu tai jau jeigu paliko, tai jau turėkit kaip arbatą, tai paskui jau pradėjau pastebėti, kad jau išeina ir pagrasina, sako, čia nestatykit, atvažiuos pikta mamytė su dukra, tai jau geriau jau šiandien nestatykit tą automobilio, bet visur reikalinga, ta prasme, nu, tokia savotiška kova, ar ne, už savo ir vaiko būvį ir tą gerovę. Tai iš tikrųjų taip yra buvę, bet keičia viską keičia. Baimė viešumo. Viešumo dėl to, kad pastaruoju metu yra įvykęs įvykis, kai turbūt žinote, pas neįgalę mamą atimti buvo vaikai. Ir dėl to žmonės su negalia, aš irgi buvau po padidinimo stiklu ir labai stipriai mane stebėjo instancijos, kaip aš sugebėsiu auginti vaiką, būnant vežimėlyje. Ir kad nereikės tam tikrų metų įsikišti ir atimti vaiko iš manęs, dėl to dažnai mamos su negale bijo kalbėti apie tai, nesiviešina taip stipriai. Galbūt aš buvau pati pirma pradininkė, kuri iš vis apie motinystę ratukuose pradėjo kalbėti ir net ir bakalauro aš rašiau apie tai. Ir tikrai man buvo sunku surasti tas mamas, kurios išdrįso apie tai kalbėti. Nes visą laiką bijojo, kad iš jų gali būti atimti vaikai. Ir šią akimirką, ką mes matome, aš tarkime susikūrusi net ir puslapį, ir Facebook'e, bet ką aš matau, daugiau dalinasi užsienio patirtimi, kaip galima auginti negalioje vaiką neturinti negalios, ar ne, negu Lietuvoje dalinasi, nes tai dar vis yra labai didelis tabu. Kaip taip, dabar čia neįgali augins vaiką, jinaigi nesugebės tikrai. Jinaigi negalės jom pasirūpinti, o kaip jinai ves į darželį, o kaip į mokyklą, kaip elementariai maudys, bet prie visko galima prisitaikyti. Ir ta technika, tarkim, kuri yra pagalbinė, ar ne, tarkim, vežimėlis, lopšelis, kuris prisitvirtina prie vežimo, jis kainuoja 3000 eurų 6 mėnesiam. Negali jo įpirkti. Aišku, gali prisitaikyti prie tos situacijos. Ir aš prisitaikiau puikiai ir aš įrodžiau, kad aš galiu būti puikiai ir gera mama. Bet ar tokių yra daugiau išdrįstančių, tai aš dar vis viliuosi, kad jų bus. Tai gal laikas tau pradėti pakuoti gražiai ir šitą prekę. Motinystės, nes iš tikrųjų labai pritarčiau Rūtai dėl to viešo kalbėjimo ir to nebijoti kalbėti. Nes iš tiesų yra bet kuriuo atveju labai sudėtinga kalbėti. Ar Rūtai kaip mamai sveiko vaiko, ar man kaip neįgalaus vaiko mamai. Mes, galima sakyti, viešai pradėjom kalbėti visiškai neseniai. Ir kad tai yra lengva kalbėti, tarkim man, tai irgi tai nėra lengva kalbėti. Aš dar turiu visada galvoti, ką Kotryna apie tai galvoja, ką aš sakau.
Labai dažnai. Priimti, sąmoningai mes visos priimam visi, kad taip, vat yra negalia, yra tavo vaikas toks. Pasąmonėje, patikėkit, manim vyksta visokiausių įdomių išgyvenimų ir tai nėra lengva ir tai yra tikrai sudėtinga, bet aš visiškai sutinku su Rūta, kad mes turim apie tai kalbėti, turim kuo daugiau viešai kalbėti, savo pavyzdžių, savo gyvenimu, ne užsienio vaizdeliais, kas aišku yra žymiai lengviau, negu atsistojus atverti širdį.